ką mes čia turim, mes turim kredito uniją ir norim iš jos kažką tai padaryti ir išauginti. 2018 metų esminis lūžis tai buvo, kai gavome Europos centrinio banko licenciją vykdyti specializuoto banko veiklą, didžiuojamės licencija numeris 1. Čia aišku štai vietoj labai dėkingi Lietuvos bankui. Kai viską pradėjom, man buvo 24 metai, energijos per kraštus liejasi, pasitikėjimo savimi vienose vietose ženkliai per daug, kitose ženkliai per mažai. Jaunas teisininkas, bet nepaisant to, jis kreditų unijų srityje jau buvo pakankamai nemažai nuveikęs, jis turėjo daug žinių, bet jeigu mes einame dabar link mano banko, tai šitą idėją turbūt pradėjo bręsti kokiais 2007 metais. Tai kai mes pradėjom bendrauti, tai buvo super geras verslas iš nekilnojamo turto, kuriame Vytas sukosi tuo metu. Kai jau pradėjom daugiau bendrauti, jau buvo super prastas verslas. Bet Vytas turėjo tokį interesą eiti tolyn ir domėjosi skirtingomis veiklomis, o aš buvau būtent šitoj veikloj. Tai sako, kažką darom ir tada, man atrodo, ir prasidėjo krizė. Ir aš pasiūlau būtent tą Kulių miestelio kredito uniją perkelti į Vilnių. Ir taip ir prasidėjo. Vytasgi tikrai turėjo didelį nekilnojamo turto verslą, tai jam buvo sunkus tie metai. Iš pradžių susitikome, nes pas Vytą buvo per daug pinigų. Taip. O Didelė problema. O skudurus sumetėm jau, nes buvo per mažai. Tiksliau... Neblogai pasidėjot. Tiksliau apibūdint buvo, manau, neįmanoma. Lietuvoje dar labai, ypač tuo metu, buvo daugybė verslų, kuriem labai trūko kreditavimo. Mes tai, ką pradėjom daryti labai palengva, atsargiai ir labai mažu biudžetu. Mažesnio biudžeto jau turėti nebebuvo įmanoma. Šiandieniniai žodžiai startupas, kurio vienintelis tikslas yra išgyventi. O žiūrint iš asmeninės pusės, tai buvo tiesiog, buvo ambicija, kad mes galime padaryti. Buvo įdomių momentų, sunkių momentų. Ir dalyvavome kredito unijų reformoje, kurią inicijavo Lietuvos bankas, Lietuvos valstybė, tai ko pasekoje atsirado galimybė kredito uniją reorganizuoti į banką. Pradinis biudžetas visos šitos veiklos buvo kokia turbūt 40 000 litų 2008 metais, kai tu atrodo beveik iš nieko, iš automobilio kainos sukūrė tikrą banką, kurio licenciją išdavė Europos centrinis bankas, tai tada daug reiškia. Tai įspūdingas buvo mūsų gyvenime įvykis, nes iš esmės pakeičia viską. Didelę atsakomybę, didelį pasitikėjimą čia šitoj vietoj turime iš valstybės pusės, iš centrinio banko pusės. Iš savęs tai didelį tokį norą įrodyti, kad mes to verti, mes galime daryti šitą veiklą, galime būti efektyvūs, galim būti pelningi, mes visą laiką buvom pelningi. Kom galim pasidžiaugti, kad didžioji dalis pinigų, kuriuos mes surenkam į banką, mes surenkam ne iš Lietuvos. Matom klientus, kurie išauga mūsų dydį ir eina į jau didesnius bankus, ar net į kelis didesnius bankus, kad galėtų gauti pinigų. Bet tai yra normalus procesas, mes manom, kad mes savo darbą atlikom šitoje vietoje. Tai bankas turi žymiai daugiau atsakomybių, žymiai daugiau reguliavimo, turi turėti žymiai stipresnį kapitalą, bet su atsakomybė ateina ir laisvė. Mano bankas yra, kaip sako, dosnus rėmėjas dėl to, kad tai labai atitinka mūsų vertybės. Kodėl Sengirė? Dėl to, kad, nežinau, aš ir šiaip susirenku kartais gilės ąžuolą ir auginu medelius. Ta prasme, atrodo tai, kad tai kažkas, tai kas tikrai lietuviška, gera ir turi išlikti. Mes ne tik Sengirę remiam. Šiais metais pradėjom remti Ryto krepšinio klubą. Labai džiaugiamės šitą galimybę prisidėti prie sostinės krepšinio gyvenimo, nes pats bankas yra Vilniuje. Teisinga emocija, teisingas užsiėmimas. Mes remiam šaulius. Dabar, kai prasidėjo karas, kai pačioj karo pradžioj, tai daug rėmėm pačią Ukrainą tiesiogiai. Jeigu kalbam apie paramą Ukrainai ar dar kažkur, tai tiesiog pilietinė pozicija. Ir prisimenant pelkę, Reiskiuose atrodo, kad tikrai didelis kelias nueitas. Tai pasididžiavimas ir didžiausia dovana yra komanda, kuri, manau, pas mus yra puiki. Ačiū Jums.
tikrai paminėti galima ir privalu labai daug žmonių, bet truputį per daug, kad mes čia tą padarytume. Tiesiog ilgai užtruks. Tai ačiū Jums visiems, be Jūsų nebūtų banko, be Jūsų nebūtų mūsų ir mes vieni kitus auginam, tobulinam ir mes esame be galo dėkingi už likimo dovaną būti kartu su Jumis ir augti kartu su Jumis. Ir tas atstumas nuo Reiskių pelkių, jis yra labai didelis. Taip. Ačiū visiems, be Jūsų tai būtų neįmanoma. Gal labiausiai tai tas pamoka yra, kad nėra antro šanso, viską tu turi daryti iš karto. Ir jeigu pamatai kažkokią tai galimybę veikloje, rinkoje arba su klientu, ją reikia realizuoti dabar. Svarbiausia yra niekada nepasiduoti. Kaip Čerčilis sakė, kad niekada nepasiduok. Mes tikime, kad pelnas yra geriausias būdas valdyti rizikas, nes anksčiau ir vėliau ateina ekonomikoje tam tikri lūžio laikotarpiai, ateina ekonomika tam tikros krizės ir dabar taip gali būti. Tai tikime, kad pelnas būtent yra priemonė, kuri gali stabilizuoti bet kokias krizės, bet kokius nuostolius ir tai yra geriausias būdas auginti kapitalą. Tai netikim nuostolinga veikla. Nesvarbu, ar prasidėjo Ukrainoje karas, ar prasidėjo Covidas, ar dar kažkas nutiko. Reikia toliau daryti tai, ką darai, nesustoti ir vis tiek padarysi tą, ką turi padaryti. Mūsų vienyje pasitikėjimas ir pasitikėjimas ne tai, kad vienas kitų, pasitikėjimas žmonėmis, pasitikėjimas pasauliu, pasitikėjimas Lietuva.